Jūs visiškai nemokat ilsėtis. Po sunkios dienos darbe ar mokykloje daugeliu žmonių tai tapo įprasta. Laikas ant sofos prie televizoriaus ir telefono, žiūrėdami daug tinklapių, žaisdami kompiuteriu. Pažįstama? Jeigu jūsų atsakymas yra teigiamas, o tokių dauguma, pas jūs jau yra arba jau išsivystęs lėtinis nuovargis. Šis sindromas tai būklė, kai organizmas patiria nuolatinį protinį ir fizinį silpnumą ir jis atsiranda iš niekur nieko. Tokio sindromo priežastis gali būti labai daug veiksnių, tačiau dažniausiai pasitaikantis yra vienas. Savo Instagrame papasakojęs apie savo situaciją uždaviau klausimą, o kaip atostogaujate jūs? Ir pamatęs reakciją, kad serialų žiūrėjimą pavadinau blogiausia, ką galima nuveikti per atostogas, šiek tiek pasibaisėjau ir nusivyliau, nes pasirodo apie 80% žmonių atsakiusiai į mano apklausą, beje sekite mano Instagram, nemoka ilsėtis. Ką reiškia nemokėti ilsėtis? Poilsis tai tiesiog gulėti, nieko neveikti, ką nors įsijungti ir tiesiog nedirbti ir viskas. Argi ne taip? Kažkodėl didžioji dauguma mano, kad poilsis tai pramogos ir linksmybė. Poilsis tai dopamino ir endorfinų gavimas, o darbas tai abortas. Ir tai yra svarbiausias klaidingas įsitikinimas ir mąstymo klaida. Štai kodėl darbu laikomas bet koks darbas, o poilsiu viskas, kas sukelia laikiną pasitenkinimą ir laimės jausmą. Laikiną ir pigų. Ne veltui tai pabrėžiu, nes visa tai lengvas dopaminas, dėl kurio mes nekovojame. Ir pamažu jis tampa priklausomybė, o tai nenuspalvina gyvenimo spalvomis. Dar kartą užsiminsiu, kad netrukus pasirodys didelis vaizdo įrašas apie dopaminą ir jūs turėtumėte jį įsijungti. Juk neuždraus jums žiūrėti mėgstamą YouTube. Ne, visiškai jį apriboti yra kraštutinumas ir iš tiesų neturėtumėte jo riboti. Bet neturėtumėte piknaudžiauti, kas kartą atsipalaidavę žiūrėdami serialą ar TikTok ir nevadinčiau to atsipalaidavimu. O jei tiksliau, ką aš turiu omeny? Jei tiesiog norite atsipalaiduoti, kažką pažiūrėti, tada taip, kodėlgi ne. Ypač jei tai darote retai. Bet tai tikrai nėra poilsis. Tai tiesiog laisvalaikis. Bet jei norite sumažinti dienos stresą, pailsinti akis, pailsinti smegenis, neutralizuoti lėtinio nuovargio sukeltą perdegimą, jausti žvaliau ir iš tiesų pailsėti, kažko žiūrėjimas nėra poilsis. Vieno dalyko įtraukto į darbų sąrašą tiesiog neleidžiama daryti. Darbas yra darbas. Poilsis yra poilsis. Tai du skirtingi dalykai. Darbas ar kas nors kita, pavyzdžiui studijos, yra veiksmų, analizuojant ir apdorojant informaciją rinkinys, įvairių smegenų sričių aktyvinimas, apskritai smegenų įtempimas, atliekant to paties pobūdžio rutininius veiksmus ir veiklą, o poilsis yra darbo nebuvimas. Bet daugelis žmonių poilsis yra serialo namuose žiūrėjimas, ėjimas į kiną, TikTok, žaidimai. Taip, tai nėra įprastas darbas, čia vargu ar už jį gausite pinigų. Tačiau visur gauname informacijos, ją analizuojame, filtruojame, kažko išmokstame ir įsimename. Žaisdami žaidimus mes taip pat reaguojame ir tai tarsi atostogos, bet naudojame tuos pačius dalykus, kuriuos naudojame dirbdami. Taigi, kyla klausimas. Ar mes iš tikrųjų ilsimės? O galbūt mes tiesiog save apgaudinėjame ir dar labiau save apkrauname. Ir čia jūs būtumėte teisus. Tai ir yra didžiausia problema. Žmonės painioja atsipalaidavimą su stipraus, bet lengvo ir pigaus dopamino šaltiniu, kuris paverčia mus priklausomais, kuriems visa kita teikia mažiau malonumo. O smegenys lygiai taip pat užimtos, kaip buvo ir tebėra tokios būsenos. Bet prie ko tai gali privesti? Tinkama poilsio trūkumas veda prie manęs. Na tai yra į būseną, su kuria kovoju jau ilgą laiką. Tai yra lėtinis nuovargis. Nukenčia mano miego kokybė ir aš labai mažai miegu. Turiu dirbti, o energijos visiškai neturiu. Ir tai prasideda nuo pat ryto. Tokia organizmo būsena sąlygoja tai, kad smegenys yra nuolatinėje įtampoje, jos nori pailsėti. Todėl jis tiesiog uždeda tabu bet kokiam veiksmui. Tarsi daužo varpais ir bando išsigelbėti iš skęstančio laivo, tačiau jis neturi gelbėjimosi valties. Todėl šis tabu yra beprasmis. Aš tapau priklausomas kaip ir visi jūs. Pripažinkime, nuo nesibaigiančios informacijos srauto ir nebūtinai kokybiškos. Ir man verta baigti darbą prie kompiuterio po 15 valandų redagavimo, kurių reguliariai turiu. Tačiau iš karto perjungiu dėmesį į telefoną. Pažiūrėsiu TikToko, dar geriau į Katį Instagrame, pasirodo YouTube vaizdo įrašas. Būtinai turiu jį pažiūrėti. O, serialas, pažiūrėsiu epizodą. O,
Pažiūrėjau visą sezoną. Smegenys analizuoja visą į jas patenkančią informaciją. Net jei jūs tiesiog sėdite užsimerkę, klausotės muzikos arba žiūrite vaizdo įrašus, kurie neturi jokios prasmės, bet vis tiek neatsipalaiduojate. Vis tiek esate pavargę. Jūs tik gaminate endorfiną ir dopaminą, kuris sukuria atsipalaidavimo iliuziją, nuslopindamas nuovargio jausmą. Smegenys vis tiek yra pavargiusios, to neišvengsite. Bet kasgi nesukurs iliuzijos? Mes pavargstame ne nuo pačio darbo, o nuo informacijos srauto ir jo nesibaigiančios analizės. Logiškai mąstant, poilsis yra jo nebuvimas. O ilsėtis reiškia atsisakyti nuo bet kokios informacijos analizės. Viskas, kas atitinka šią sąlygą, net ir keistas pomėgis gali būti laikomas poilsiu. Jei jūsų smegenys pavargusios, atsipalaiduoti padės fizinis aktyvumas ir šiek tiek mankštos. Kartu su prakaitu pašalinsite pakankamai streso hormonų. Be to jausitės daug budresni, ypač jei mankštinsitės kasdieną. Na žinoma, saikingai. Anksčiau žmogus visada pavargdavo nuo fizinio darbo. Dabar fizinio darbo beveik nėra. Tačiau šiuolaikinis žmogus dar labiau pavargsta vien dėl to, kad protiniai veiklai išeikvojo daug kartų daugiau energijos. Todėl puikiai išeitis 30 minučių lengvos kraujotakos gerinimo mankštos namuose, ypač kojomis. Ir gyvenimas jau netoks ir blogas. Apskritai net valymas gali būti tas atsipalaidavimas, neskubus, ramus ir be muzikos. Atsipalaiduoti padės ir pasivaikščiojimas grynam ore, laikas su draugais ir šeima, o taip pat ir knygos. Taip, skaitimas tai informacijos analizė. Čia aš su jumis sutinku, bet čia viskas priklauso nuo literatūros pasirinkimo ir jūsų pomėgių. Juk skaitimas daugelį žmonių gali turėti meditacinį poveikį. Viskas priklauso nuo jūsų ir nuo knygos, kurią laikote rankose. Reguliariai, po 10 minučių ar ilgiau, ypač prieš miegą. Ir žinoma, sveikas ilgas miegas. O ką daryti, jei nuovargio būsena jau yra ir niekur nedingo? Įgyvendinkite viską praktikoje. Pirma, būtina normalizuoti miego režimą. Keltis ir eiti miegoti visada tuo pačiu metu. Tai labai svarbus veiksnys. Tai vienas iš momentų, kai organizmas turi žinoti grafiką. Nepamirškite rytinės mankštos, sveiko ir visaverčio maisto ir be jokio greito maisto kartą per savaitę. Daugiau vaisių ir daržovių kasdienėje mityboje, daugiau tyro vandens, tinkamą laiko paskirstimą ir laiko valdymą. Dirbkite ne visą turimą laiką, nedarykite mano klaidos. Reguliariai mankštinkitės bent šiek tiek, bent 30 sekundžių pašokinėti, pritupimai ir atsispaudimai jau kažkas, svarbu kiekvieną dieną. O po sunkios dienos prasieikite grynam ore, neklausydamasis muzikos, o klausydamasis tik miesto triukšmo. Jokio telefono. Padėkite jį į šalį ir pamirškite apie jo egzistavimą poilsio ir bet kokio laisvo laiko laikotarpiu. Telefonas atostogų metu yra jūsų priešas, o ne pagalbininkas. Prieš eidami miegoti arba dienos metu pamedituokite. O kai ateis laikas, eikite miegoti. Būtent laipsniškas viso to įvedimas į gyvenimą gali išspręsti susikaupęsią šiuolaikinę problemą. Taip pat nepamirškite apie savo sveikatą ir tokiais laikotarpiais dažniau lankykitės pas gydytojus ir atlikite tyrimus. Ir kad tai būtų įprotis, o ne tik tada, kai ką nors skauda. Galbūt kraujo tyrimas parodys, kad jums trūksta kai kurių vitaminų, o amžinas nuovargis taip pat yra jūsų sezoninis bruožas. Poilsis yra informacijos trūkumas. Žiniasklaidos informacija nėra poilsis. Viskas, kas propaguojama kaip poilsis, televizijos serialai, filmai, viskas, kas įtraukta į nesveiko gyvenimo būdo sąrašą, nėra poilsis. Tai tik lengva dopamino šaltinis, kuriame žinoma nėra nieko blogo, jei jis nepakeičia brangaus poilsio. Tokio piktnaudžiavimo rezultatą žinote patys. Jokių būdų nepamirškite poilsio, bet ilsėkitės tinkamai. Sunku išgirsti, bet tiktokai, vaizdo įrašai, memuarai ir žaidimai nėra poilsis. Visa tai tas pats darbas, tik kitų pavidalų ir už jį negaunate atlyginimo. Veikiau tai darbas, už kurį mokate savo sveikatą. O kitose vaizdo įrašuose tai dar labiau išskaidysime. Prenumeruokite, paspauskite varpelį, patinka, komentuokite, paspauskite ant visų mano socialinių tinklų aprašyme. O dabar pirmą kartą išbandykime savo pirmasias tinkamas atostogas. Viso geriausio.